Sveiki, mėlėka, Delerijos draugai, bičiuliai, prenumeratoriai, svečiai, visi, kurie čia užsukote ir paspaudėte žiūrėti. Savaitės įžvalgos nuo pirmadienio iki pirmadienio. Pasižiūrėsime, kokia bus jums savaitė. Taigi, ar tai yra jūsų, kortų skaitimas, tai trumpai galime pažvelgti jūsų signifikaciją, kokiems žmonėms bus šitas kortų skaitimas šitą savaitę. Visuomeniškiams, sėkmingiems žmonėms, tačiau esantiems kryžkelėje pasirinkimuose, kurie galbūt ruošiasi į kelionę, netgi į užsienį. Ir gali būti, kad yra tam tikrų abejonių iškilę dėl naujos pradžios, sakykime taip. Taip pat gali būti, kad yra klausimų pasirinkimuose, renkantis naują draugą, naują partnerį ir gal netgi naujus namus. Tai yra žmonės, kurie, sėkmingi, beveik galima sakyti, turtingi, išties ruošiasi, naujam tokiam pokyčiui susijusiu su draugystė, ištikimybė bei kelionė. Taip, jeigu jūs save atpažinote, tai šitas kortų skaitimas, būtent šita savaitė, šitos savaitės įžvalgos yra skirtos jums. Taigi pasižiūrėsime, kokia bus savaitė šeimoje, sakykime, jūsų namuose, kasgi su namais. Emocinis savaitės fonas, darbo klausimai, piniginiai klausimai, sveikatos būvis, bendras energetinis stovis, netikėtumai, savaitės perspėjimai, ko jums saugotis, kas jūs nudžiugins ir ko jokių būdų šią savaitę nedaryti. Bei patarimas šiai savaitė. Žiūrime. Šeima ir namai, viskas tvarkoje, viskas, kaip sakant, suriktuota, iškrenta, žiedas pagal įsipareigojimus, pagal susitarimus. Viskas tvarkoje. Emocinis savaitės fonas yra gana sėkmingas, geras, norai pildosi, sakykime. Emocijos yra irgi pakankamai tokios puikios, sakyčiau. Fonas geras. Darbiniai klausimai. Darbiniai klausimai kažkodėl nejuda, galbūt jūs sergate, negaluojate, arba yra kažkokia stagnacija, arba užšaldymas, arba su darbu kažkas neypatingai gerai. Sakyčiau taip. Aišku, galima trupučiuką praskleisti, bet kadangi daug žmonių žiūri, tai kiekvienam bus skirtingai žmogui, individualiai. Taigi, kas čia būtų su darbu? Darbas tarsi iš namų, reikia tvarkytis, yra kažkokie, galbūt konfliktai, netgi konfliktai su vadovu gali būti, arba esate pats savo bosas. Noriu dirbu, noriu nedirbu, mano žodžio toksai būvis, sakyčiau, būtų. Piniginiai klausimai, kažkaip tai yra susiję, daugiau numatomos investicijos ateičiai, turite kažkokių, norų, mąstot, svajojate ir manote apie ateitį ir daugiau yra planavimas, finansų planavimas ir daug kas priklausys nuo ateities. Piniginiai klausimai, kodėl visai neblogai yra, stabilus, galbūt partneris daugiausiai uždirba, neša pinigus į namus.
pinigus mylite. Dabar pasižiūrim sveikatą, kaip jūsų sveikatas stovis pozityvūs pokyčiai, sveikata pakankamai gera, galite kažkur tai, sakykime, judėti, vaikščioti, eiti, daryti tai, ką jūs mėgstate, sportuoti galbūt netgi, eiti į gamtą. Na, o jeigu buvo kažkokios ligelės, tai bus teigiami pokyčiai sveikatos srityje. Na taip, susitikimai, bendravimas, draugavimas, pasimatymas su draugais, sveikata jūsų yra puiki ir bendras savaitės energetinis stovis yra stabilus. Inkaras iškrito, tai gana. Aiškiai, energetinis stovis nėra taip jau, kad lengvas būtų, bet jisai yra stabilus ir netikėtumai savaitės. Vis dėlto gali būti konfliktų, pykčių ir nesusipratimų arba baudų kažkokių tai, pletkų netgi. Kažką reikės tvarkyti, aiškintis. Valdiškose net instancijose, galbūt netgi poliklinikoje, ligoninėje ieškoti sprendinių arba galbūt sutvirtinti kažkokius santykius su tam tikrais žmonėms, spręsti aštrus klausimus, susiejusius, reiškia, ar tai mokykloje, ar tai ligoninėje, ar tai kažkur tai juridiniuose įstaigose. Reikės išspręsti, reiškia, kažkokius konfliktinės, erzinančias situacijas sutvarkyti. Tai tokie netikėtumai jums yra. Pasižiūrime perspėjimus. Perspėjimai yra susiję su draugystė, su draugu, su ištikimybė ir prisirišimu, su meilės klausimais. Ir kas čia būtų per perspėjimas, pasižiūrime. Gudravimas meilėje darys kokius tai pokyčius. Reiškia, pas jūs perspėjimas yra, kad meilėje gali būti pokyčiai širdies klausimuose ir kažkas tai tokio netgi sukto, apgaulingo, ar tai vis dėlto ištikimybė, kaip gali būti, reiškia, neištikimybės dalykų, kas ta lapė yra. Gali įvesti irgi pykčius, galit sužinoti, gal netgi galit gauti informaciją apie partnerius neištikimybę, kur jisai vaikšto, ar eina, arba partneris gali apie jūs sužinoti. Kažkokie darbiniai partnerystės klausimai yra nesaugus. Galbūt netgi ne tik darbiniai, bet ir darbiniai taip pat. Su partneriais, reiškia, būkite atidus, skaitykite dokumentus, galit kažką pastebėti, sužinoti. Nepasitikėkite vien tik tai, kad tai yra žmogus pažįstamas ir draugas. Gali būti konfliktinė situacija, nes yra kažkas paslėpto tokio. Suktybės kažkokios. Ko jums saugotis? Saugotis saulės arba kažkas tai būtų susiję su, sakykime, lazeriu, su šviesa, su apšvitinimu, netgi su švietimu. Saugotis. Na, pasižiūrim, sėkmės rytyje atrodo kažkas šviesaus gero, bet kas čia būtų? Nudegimų gal reikėtų saugotis. Gali tekti jo mediciną, įkreipti net į mediciną. Reiškia, gali kažkas būti tokio skaudaus, aštraus. Sužeidžiančių širdį. Čia yra kaip ir didelė sėkmė, reiškia, tačiau rodo, kad širdį pasaugot reikia. Gausit informaciją arba iš mamos, ar iš tetos, iš moters.
kuri bus skaudi ir žais jūsų širdį. Reikės daryti sprendimus, pokyčius, pasikalbėti, reiškia, galbūt netgi darbiniai srity, bet melai kažkokie partnerystėje. Netgi namuose raktus, reiškia, reikės rasti dėl savo sėkmės. Čia, aišku, yra nudegimai, saulė ir taip toliau, lazeriai, švitinimas ir taip toliau, ko jums reikia saugoti, bet plus dar rodo, kad yra kažkokie tai aštrus dalykai, kurie gali jums aptemdyti, sakykime, saulę. Tai žiūrėkite, būtent su tais melais, su tais ypač kažkokia suplanuota kelionė, tarsi tarėtės kažką darbiniai, arba galbūt netgi gali būti komandiruotė kažkokia, kaip verslo, dėl ateities perspektyvų, dėl sėkmės reikėtų vis dėlto vertinti tiek sveikatos klausimus, tiek stabilumo klausimus, tuščiai nekalbėti, tuščiai netikėti, nes čia yra tokie dalykai, kad ta sėkmė, jinai reiškia, jos reikia tarsi pasisaugoti kažkokios informacijos. Gali iškilti kelionės, iškilti problemos, neaiškumai, labai dideli, reiškia, įvesti netgi į naktį, kaip aptemęs protas, blogas regėjimas. Pasisaugot galbūt net nežiūrėti saulę, nežiūrėti kažką ryškaus. Čia yra tokia, jeigu į užsienį vykstat atsargiai, vėlgi, reiškia, būtų kalnai, kažkas tokio. Yra daug dalykų, neaiškių su sėkme susiję. Čia eina daug informacijų, kiekvienam bus skirtingai. Vieniems bus su sveikata, kitiems, reiškia, jau su nudegimais, kitiems bus su sėkme ir netgi su problemom. Nesipasakot, ko nereikia. Neįsiviešint, o pasisaugot. Viešumos kažkokios. Kas jūs nudžiugins? Vis dėlto kelionė, pokytis, reiškia, kaip ir nudžiugins jūs. Kaip ir nudžiugins. Pokyčiai bus teigiami. Sutvarkysite, reiškia, tos skandalus ateities, įspręs viskas sėkmingai. Tiek šeimoje, tiek bendrai, jeigu ruošiatės, planuojate šeimininius kokius klausimus ar kelionės, viskas bus sėkmingai. Nors yra, reiškia, namuose aštrių, reiškia, širdies klausimų, tačiau viskas pajudės šią savaitę į pozityvą. Ir galbūt ne veltui čia aš šneka apie saulę, nes saulės užtemimas yra 14 dieną. Tai vėlgi reikėtų galbūt pasisaugot pykčių, pasisaugot tam tikrų dalykų, būti draugiškiams, judėti pozityvą. Čia yra niuansai, jeigu imti net karminį koridorių. Suprantat? Bet nebūtinai. Galimi, reiškia, teigiami pokyčiai, kurie gali jūs nudžiuginti. Ko jokių būdų šią savaitę nedaryti. Taip, nebūt gyvate. Galbūt nereikėtų ir gydymosi procedūrų kažkokiu atlikinėti šią savaitę. Pasižiūrėsim kažkokių suktybių daryti, negerų dalykų, aferų, pyktis su vaikais, dviguba gyvatė. Baudos. Sveikatai. Reiškia, yra su sveikata kažkas negerai. Valymas. Sprendimai kažkokie aštrus. Kelių, reiškia, pasirinkimas, pykčiai šeimoje.
suktybės, melai ir apgaulės, reiškia, gali būti, kaip sakant, labai privesti iki skyrybų netgi ateityje. Šią savaitę nereikėtų daryti kažką tokio sukto, negero, pikto ir daryti operacijų, pavyzdžiui, gydytis. Nereikėtų. Patarimas. Tiesiog bendraukite. Lengvo pobūdžio bendrystė, lengva tokia. Svajokite. Galbūt keliaukite, bet į netoli kažkur netoli. Svečius galite eiti. Pabendrauti su senais pažįstamais. Vėlgi ta šluota. Su vaikais. Į svečius galima nueiti. Tvarkykitės namus, reiškia. Galite ieškoti kažkokios sėkmės. Gali būti tokie dalykai. Viską darykite širdingai. Ypač, reiškia, namuose palaikykite tvarką, švarą ir širdingumą. Jeigu norite, reiškia, susitvarkyti, norite naujų pokyčių, kažko naujo ateityje. Tai būtų toks jums patarimas. Su jumis buvo Kandelarija. Aš jums, mielieji, dėkoju už jūsų patiktukus, atsiliepimus. Džiaugiuosi, kad iš tikrųjų jūsų jau yra daug, kad jūs sekate ilgą laiką mane, kai kurie labai netgi ilgai, ir kad susitinkat su manim. Po ilgo sekimo man yra malonu išties. Ne visada aš galiu, mielieji, kiekvienam atsakyti, reiškia, į skambutį arba žinutę iškart, nes taip pat turiu, reiškia, savo darbus, savo užsiėmimus. Taip. Šeimą, anūką. Taip pat kartais sergu. Ne visada aš tokia stipri būna negalavimų ir man. Taigi, mėly ir mielosios, dėkoju jums už buvimą kartu ir linkiu sėkmingos savaitės. Iki.